Labas, Edita. Na kągi, pažiūrėsim tavo santykių perspektyvą. Ne? Kaip toliau vystysis tavo santykiai su tavo vyruku. Taigi, kokiuose energijose jūs bendrai esate dabar? Nagi. Čia jau po transformacijos esate, kadangi buvo kažkoks tai, kaip čia pasakyti, negebėjimas nuspręsti, negebėjimas apsispręsti arba veikti, ne? Turėjo būti labai gili krizė, netgi iki skyrybų galėjo daeiti. Tačiau situacija pasikeitė, nors kol kas dar laikinai kaip ir, bet situacija pasikeitė į gerą pusę. Jeigu dar taip nėra, jeigu dar vis krizėje, tai kaip ir situacija turėtų truputėlį pagerėti. Negaliu pasakyti, kad tai idealiai pagerės, bet kažkuriam laikotarpiu tai pasitaisyti turėtų. Na gerai. Ir vat, tvarkoj. Ko tau tikėtis iš jo? Ne? Ko tau tikėtis iš jo? Kažkaip jis mato viską per kažkokią tai kitokią labai įdomią prizmę. Jis galvoja apie, jis galvoja, ką jis įneša santykiuose, ne? Jis galvoja, kaip įnešti, jis daug galvoja, kaip dirbti santykiuose. Tačiau jis nuo jų ir vienu momentu nori pabėgti, jis nori išeiti. Bet išeiti dėl to, kad pas jį labai daug, ar tai yra adekvačios mintis, tai čia dar klausimas. Gali būti, kad žmogus per daug gyvena savo iliuzijose. Mes su juo, prie jo bus sunku prisiderinti, todėl kad jis įsivaizduoja vienaip, arba yra užsiciklinęs kažkur ant vienos temos. Pavyzdžiui, tik taip, kaip gyveno pas jį tėvai, arba tik tiek, kiek tėvai jam diegia, ne, kokie turėtų būti santykiai savo, jis kurt nemoka. Supranti, jis turi savo kažkokį tai sugalvotą pasaulį, jame jis ir gyvena. Ir tik taip jis elgsis, kitaip jis nesielgs. Pažiūrėkim, prie ko tai prives, ne? Prie ko tai prives, kadangi iliuzijos yra negerai. Ir prie kogi taip... gal jau privedė? Ką? Prie ko tai prives? Prie to, kad tu pati labai liksi nusivylusi, nusiminusi, nepatenkinta. Kažkodėl tai visai galvosi apie praeitį, kad ten buvo kažkur geriau. Dabar viskas pasikeitė ir labai man nepatinka taip, kaip dabar yra. Tokia neviltyje gali jaustis. Čia kaip ir gali pakeisti situaciją, ne, tu gali įsikišti, tu gali ją kažkaip reguliuoti, pakeisti, kažką naujo įnešti, bet tu vėl tarsi susilaikai, aš negaliu, nors realiai tu gali kažką naujo sugalvoti santykiuose, kad būtų įdomiau, ne? Bet tai kategoriškai esi visiškai šalta, nenori kažkodėl tai, galbūt jau visi metodai yra išbandyti ir dėl to tu jau ant tiek išsekusi, ne, ir kategoriškai aš daugiau nebenoriu bandyti, tarkim, ne, irgi, pavyzdžiui, buvo per daug jau tos nevilties, dėl to ir irgi tokia nuomonė susidarė, kad nei vieno, nei antro, nei trečio, nei 10 ten šanso tau duoti tiesiog neapsimoka, dėl to, kad visą laiką būna daug pažadų, ne, galbūt žmogus daug žada, bet nieko nedaro. Ir tai jau privedė prie tokio nusivylimo. Ir atšiaurumo, jau kaip ir įsijungia šaltas blaivus protas, kad su manim taip negalima, ne? Ko dar tikėti santykiuose?
nustatinėsi savo ribas. Gali būti, kad truputėlį norėsis netgi, žinai, kaip žmonės būna, nusprendžia gyventi atskiruose kambariuose, ne? Kad turėtų savo kampelį, kad turėtų savo ribas, ne? Kad savo, žodžiu, atsiskiria. Ir vis tiek būsi šalta ir neįkalbama. Ir tau tai bus gerai kažkodėl. Tame tu nematai netgi problemos. Tau atvirkščiai, man patinka, man gerai, man taip, puiku. Galbūt, dabar mums neparodė, ne? Bet galbūt tai tiesiog poilsio noras. Taip gali būti, kad kai tu pailsėsi, galbūt bus geriau. Bet šiuo metu tau reikia būtent savo ribas suprasti, ne? Kad ar tau taip tinka, ar patinka atsigauti emociškai, fiziškai, dvasiškai. Galbūt tu norėsi kažkur pailsėti kažkur, kur yra šilta, ne? Saulė yra gera korta, ne? Perspektyvi, pozityvi, bet kadangi pas mus vien kardai, tai ir, matai, visatų karduose, tai ir reikšmė, jinai ne tai, kad sušvelnintų, tarkim, o tai, kad tau taip komfortiška, tau taip gerai, jau tu nusprendė, jau viskas, ne? Tu nematai jokių problemų, reiškia, tašką į jau padėjai. Tvarkoj. Ko dar tikėti santykiuose? Aha. Pavargai laukti, kaip sakau, galbūt buvo labai daug pažadų, pavargai laukti ir nusprendėjai kurti planus toliau ir taip, dar kartą, kas čia? Na taip, ko gero. Žiūrėk. Aš prie ko? Aš prie to, kad į tavo planus, į tavo gyvenimo planus įsivelia naujas vyras. Jis ateina jau į tavo gyvenimą kažkoks naujas vyrukas. Ir tau jau pakeliu, jau turėtum jį kažkaip galbūt net bendrauti su juo. Nežinau. Po tokių nusivylimų kažkaip ateina vyrukas, tvarkoj ir ką. Tada persijunkim biškį ant šito vyruko, ne, ir užmeskim akį, jeigu tai būtų, ne, kaip jis, ne. Štai šitas vyrukas, kuris pas tave ateitų, ne, kokios jo polinkis tave, ne, ko jis iš tavęs norės. Ar verta iš viso jį kreipti dėmesį. Ateina su meile. Kodėl tokios? Vyrukas nusiteikęs gana rimtai, tik truputėlį bijos. Bet vyrukas nuspręs tau kažką pasiūlyti, arba, pavyzdžiui, gal kurkim verslą kartu, galbūt pasimokinam kartu, galbūt kažką jis norės tau tokio svarbaus perduoti, tarsi tave pamokinti, gal kartu kažką sukurkim. Štai, žmogus nusiteikęs labai rimtai, visos kortos šitam žmogui yra palankios, visos šeimos kortos, naujas perspektyvos, nauji santykiai, žodžiu, taip trumpai užmetė mane, jeigu tau taip atsitiks, kad vis tik atsiras kažkoks naujas žmogus, kol kas mums rodo, kad jis nusiteikęs bus labai rimtai ir iš karto. Tai čia rimtai ir trumpai apžiūrėjomės, jie tvarkoj. Dabar su šiuo vyruku. Ką mes turim pasakyti, pažiūrėti? Dabar turim, skaitykim jau rugpjūtį, ne? Ar tavo santykiai nors mums rodo, kad tu net nenori, ta prasme jau griežtai nusprendėjai, kad nenori, arba dar nuspręsi, kad kažko tai
atsiriboti norisi, ne? Gerai. O tau pačiai kaip su elgtis? Nors tu jau, ne, kažkaip nusiteikiai, o tau kaip elgtis reikia? Nu, šiaip tu teisingai elgiesi. Reikia visą laiką už save pakovoti, reikia, kad suprastų, kad tu irgi nedaiktas, kad tu irgi moki laikyti aukštai galvą ir nieks tavęs nei žemės, kaip čia pasakyti, žodžiu, kad tu irgi moki laikyti lyderio poziciją, ne? Kaip ir tavo pozicija yra teisinga. Kur prives tave ši pozicija? Vis tiek šalta. Ši pozicija tave vis tiek priveda prie kažkokio tai naujo vaikino. Ar tai vienas, ar tai du, ar tai buvęs ir būsimas, ir irgi variantas, nes ko gero buvęs, jeigu tai būtų buvęs, ne, tai jis taip greitai neišeis iš tavo gyvenimo, supranti. Ir čia irgi rodo, kad vaikinai yra du arba bus du ir tu vat viena. Tai gali būti, kad, sakau, taip greit neišės iš tavo gyvenimo, bet kokiu atveju antras vyrukas, jis vis tiek bus, vis tik mes šito neišvengsim ir tau teks apsispręsti, ką toliau daryti. Ir dar kartą užklauskim, ar su pirmu vyruku yra perspektyva toliau, ne? Nes mums rodė daugiau tavo poziciją, o mes pažiūrėkim iš jo pusės, ar iš jo pusės bus konkrečių veiksmų, pavyzdžiui, sužadėtuvės, vestuvės ar dar kažką tokio konkretesnio, tarkim, ar mes statysim bendrus namus, ar mes kursim šeimą, ne, va tokį konkretumą, ar galima iš jo tikėtis, kad jis bus ant tiek ryžtingas? Keistas. Kodėl keistas? Nes jis pastovi apatijoje. Vėl ta apatija ir vėl aš nenoriu, man per sunku, aš negaliu. Tu pati viską spręsk, tu pati viską daryk, viską priiminėk visus sprendimus, tu gali, tu stipresnė už mane. Nežinau, ar taip šeimoje turėtų būti, čia kiekvieno reikalas, nespręsti. Bet tik tiek, kad moteris irgi pavargsta nuo to, kad ne viena turi spręsti visas problemas. Jeigu tai yra tiesa, tai kad jis daugiau ant tavęs. Aš negaliu, o tu gali. Va tau, jeigu taip yra, kad jis, pavyzdžiui, duoda pinigų, o pats sėdi kažkokiose iliuzijose. Arba apie pinigus tik galvoja, kaip apie šansą, kaip apie galimybę, kalba, gal važiuoti į užsienį, gal, labai daug kalba, labai daug žodžių prigalvoja, o tolko yra visiškas nulis, jis nieko nedaro. Tai šitas dalykas ir nepasikeis. Jeigu taip yra, tai nepasikeis. Nebus taip, kad jis jam galimybės ir jas daro. Ne, dėja kažkodėl ne. Daugiau nežinau, kiek tau reikėtų dar panarplioti šitą situaciją, kadangi vyrukas mums rodo biškį apatiškas. Štai toks, pavargęs, išsekęs, aš nieko nenoriu. Gal pabandykim pažiūrėti, kame priežastis, ne? Labai gaila, kai daug ar mažai netgi laiko praleidęs to žmogumo, jis ne tai, kad kiltų, bet jis leidžiasi žemyn. Tai yra labai labai liūdna. Kamegi čia priežastis, kodėl jis toks yra? Svajoklis, tai mes supratom, kad jis svajoklis. Sunku ir viskas. Supranti, priežastis yra tame, kad jis save mato labai statusiniu. Aš esu ponas. Čia aš viską turiu. Aš, žodžiu, tarkim, jeigu jis turi kažką nuosavą, mašiną, namus, jam visko užtenka, galbūt tu pasigyveni, čia tik prielaida, aš
nesakau, ne, galbūt tu pasigyveni ir jis viską turi, jis valdo situaciją, jis labai tvirtas, jis labai, žodžiu, gali būti daeiti netgi iki tokio truputėlį nesveiko egoizmo. Čia viskas mano, čia aš, tavęs ten ir nėra. Kodėl taip yra? Žmogus labai užsisvajojęs. Iš tikrųjų, jam atrodo, kad jis jaunas, kad jis dar viską padarys, kad jam viskas, žodžiu, kaip tas jauniklis, bet jis labai labai daug svajoja. Ar jis siekia savo svajonių? Taip, gali būti, kad jis siekia, bet tik savo. Ten nėra tavęs kažkodėl, ten nėra mūsų, ten esu aš vienas ir viskas. Galbūt jis pasvajoja ne apie kažkokią tai kitą šalį, ar kitą gyvenvietę, kitą dar kažką, bet ten nėra jūsų. Jis ganėtinai gobšus kažkodėl. Gali būti gobšus ant jausmų, gobšus ant veiksmo, ant pinigo, ant viskas. Gali būti ganėtinai gobšus. Iš jo labai sunku yra ištraukti, nežinau, ant nagų, ant ragų, ant blakstienų, ant dar kažko, jis, tai toks. Čia yra viskas mano, o čia aš. Jis toks, matai, kategoriškas ir viskas. Labai gali būti, kad labai stipriai viską skaičiuoja. Kiekvieną savo centuką, kiekvieną savo, nežinau, ten minimaliai, maksimaliai viską skaičiuoja nuo pamiršau žodį, kokį norėjau pasakyti. Molekulėm, va. Iki molekulių gali paskaičiuoti, supranti? Ir dėl to jiem yra sunku, kai yra kažkokie kiti įsipareigojimai, kurie yra ne jo, jam yra per daug, jam labai yra sudėtinga, jis tada pasimeta ir pergyvena, kaip čia taip. Tapsime, jis naujų įsipareigojimų negali priimti. Jis kitų žmonių negali priimti. Kažkodėl tai taip. Jis ten gal iš tolo galėtų padėti, bet daugiau jis atsiriboja. Ne, supratau, gerai, jeigu ten su draugais, tai jis irgi nebus tas, kuris pirmas padės. Nes sakys, supratau, ką nors kitą iškvies ten pagalba, aš ten negaliu tavo rato pakeisti. Nežinau, tiesiog jis nemėgsta tų įsipareigojimų. Tvarkoj. Reiškia, tokių priežasčių kaip kita nėra. Bet mes vis tiek užklauskime, ne? Ar yra tarp jūsų dar viena dama? Dėl viso pikto ne. Damų nėra, jis kategoriškai galbūt pakeitė nuomonę apie damas apskritai, būsimas ar esamas, nesvarbu. Jiem kažkaip tai, žinai, kaip atkirto, jam, nežinau, pasikeitė, labai staigiai pasikeitė jo nuomonė. Dabar jis kažkaip daugiau apie save, jis dabar tokioj padėty įdomioj viską sugriovė. Jeigu dar nesugriovė, mums vėl krenta bokštas, kad jis viską sugriaus. Ne, kaip pradžioje mums rodė, kad jis nori, kad buvo apribojimai. Taip, kažką sakiau. Aha, ieškojau aš tau. Va. Kad jis viską griauna, galbūt pas jį kažkoks tai jo supratimas galbūt sukrito. Ta prasme, jis įsivaizdavo vienaip, o dabar viskas visiškai kitaip ir jam gal ir tas irgi labai sunku, ne? Nes kitų moterų nėra, bet svarbiausia tai, kad jis nepasikeis. Jeigu koks jis buvo, toks jis buvo. Nesvarbu, kad pas jį bus gyvenime labai stiprių pokyčių, ne? Bet jis nepasikeis. Jis koks buvo, toks ir bus. Jis koks buvo kažkiek gobšokas, toks ir bus. Ta prasme, jis, toks žmogus. Jis nori likti prie savo interesų, prie savo sukauptų dalykų, prie savo. Ar tai yra gerai, ar tai blogai, kas ten žino, ne? Bet žmogus turi teisę rinktis. Tai va, tokie dalykai su šiuo žmogumi. Kaip ir tada dar pabandykim, žinai, kaip panarplioti.
ar verta tau dėti kažkokias dar pastangas, vat, kad jį ištraukt, ar jau čia, viskas. Nors mums sako ir apskritai, kad viskas, bet, dar pamėginkime, ne? Ar verta dėti pastangas, kad kažką sugrąžinti? Žiūrėk, santykiuose vis tiek, galbūt iš tavo pusės, ne? Santykiuose vis tiek yra kažkiek nedasakyta, yra vis tiek melo, vis tiek kažkokių apgaulių, vis tiek kažkokių tai niuansų, kaip visur, santykiuose yra dar kažkas. Galbūt kažkoks vyrukas jau egzistuoja, kaip sakiau, ne? Kuris kaip ir momentas, ar vat, verta iš vis apskritai išeiti iš šito į kitą, ne? Nes ir čia mums rodo, kad ko gero, kad jau pas tave gali atsirasti kažkoks kitas. Ir tau sudėtinga galbūt pačiai gali būti slėpti tokį momentą, ne? Tvarkoj, ir čia matai, aš klausiu, ar verta dėti pastangas, o mums sako, kad jau tai vyksta, tada koks tikslas tęsti tuos santykius, kurių tau nereikia. Na, žiūrėk, kaip tau prasigroja, kaip tau prasigroja, ne? Kaip tau atsispindi, kadangi, kaip žiūrėjom, tas kitas vyrukas yra visai neblogas ir taip plačiai nežiūrėjom, bet kaip ir iš jo galima tikėtis labai rimtų ir tvarkingų veiksmų. O šitas esamas irgi kažkaip jis nepasirengęs, jis nenori, jam per sunku, jis atsiriboja, vengia, pas jį savo iliuzijų pasaulis ir kažkaip jis nuplaukia, žodžiu. Taigi, žiūrėkim, kokia tavo apskritai, taip. Aha. Taip. Žodžiu, ką aš tau norėjau pasakyti. Dabar be visų šitų vyrų, visiškai be visų, taip biškutį atsitraukus, jeigu taip klausti, ne, ar tu, pavyzdžiui, sugebėsi, tiek, kiek tau reikia, ne, apskritai būti, ar tu sugebėsi, ne, tai va, iškrito labai gražios kortos, kad apskritai tau neverta niekur skubėti, kad pas tave užtenka jėgos, užteks resursų, užteks, matai, tų pentaklinį. Užteks tau visko ir jėgų, ir pinigų, žodžiu, jeigu reikėtų, tarkim, vienai kažkur kažką daryti, tau visko užtektų. Kaip ir kol kas mums trūkumo nerodo. Tarsi įsisukti, jeigu reikėtų eiti vienai gyventi ar kažką tokio, tai tau kaip ir užtektų viskas. Nes svarbus pokytis jis bus, jis galbūt jau yra, jis yra būtinas. Jeigu jūs buvote santokoj, ne? Jeigu buvote santokoj, tai ant santokos yra velnias. Tai galimai gresia gerom skyrybom, bet dar momentuką užmesiu akį. Velnias gali rodyti, kad yra kažkas įsiterpęs į šios santykius. Bet taip pat gali būti, kad, kaip čia lietuviškai tai žodis vadinasi, kad yra kažkas iš jūsų prisirišęs labai stipriai. Pavyzdžiui, jeigu čia žiūrėti kaip vyruką, ne,
jis gali būti, kad yra godus, prisirišęs prie pinigų, jam ten, žinai, finansai svarbiau, kad tas anas svarbiau, jam nesvarbu ten, kad tu pavargusi, ne, jam svarbu toks, kaip tai vadinasi, tie apčiuopiamieji dalykai, ne. Žodžiu, velnias yra negerai. Dar norėjau užklausti, ar yra ant jo magija, nors mums moterų nerodė, ne, bet vis tik, ar yra ant jo, nužiūrėjimas, pavydėjimas, tikrai va, kažkiek kokios magijos, ne, ar yra. Aš dabar visas kortas iškrito ir nežinau, ar mums pavyktų parodyti. Ne, nieko nėra. Ai, gerai. Čia, ne. Ne, nėra nieko. Tiesiog suglumino, kad tas velnias mums užkrito. Supranti, kažkas labai jaukia mintis, jaukia apskritai visą gyvenimą. Ir tas kažkas, aš negaliu suprasti, jeigu nėra jokių magijų, jokių pėdsakų. Nes, va čia galima buvo, galimas būtų ritualas. Ant skyrybų. Galimas būtų ritualas. Va taip jis atrodo, tai parodysiu. O. Matai? Čia galėjo būti taip užsakytas. Bet kad mums neparodė nė vienos damos, ne, kad pas jį nėra jokių damų, tada galimai jis pats gali rinktis tokį savo gyvenimo būdą, kad geriau aš turėsiu ten kažką apčiuopiamą, negu bendrą gyvenimą, geriau aš turėsiu namą, mašiną ir taip toliau, galbūt žmogus tiesiog turi savo velnę, ne? Va taip. Na gerai, ką dar pasakysite, ne? Nes man dabar... Žodžiu, vėl mums sako, kad nesijaudink, kad į tavo gyvenimą dar džiaugsmas bus, dar džiaugsmas tik ateina, kaip sako, nesiparink, ne? Viskas kaip ir bus gerai, galbūt, žiūrėk, kaip kaip ir momentas, galbūt turėsi ne vieną variantą pasirinkti, ne? Galbūt dar, kaip jau minėjau, dar turėsi kažką, tad neverta skubėti, ne? Patikrink vieną, patikrink antrą, trečią, ketvirtą, visus ištikrink, sužiūrėk. Apsispręsti nebūtina iš karto tuoj pat lėkti, bėgti ir gyventi kartu, ne? Neturėk tos rolės, netapus net mergina, jau būti žmona. Nei pasirašęs dokumentų nieko, atlikinėk žmonos pareigas. Tave tik iškankins, išgręš ir toliau kitos ieškos. Tai kad taip neskubėk pulti ant kaklo, bet tavo gyvenime iš tikrųjų ateina Dievo siųstas, čia netgi va taip, Dievo siųstas vaikinukas. Va. Ir, ko gero, mums daugiau nieko ypatingo ir nepasakys. Vyrukas. Kadangi mums dabar perėjo tema prie vyruko, tada aš apie jį ir pakalbėsiu, ne? Taigi, dabar apie vyruką. Vyrukas tau bus, kaip sakiau, pasiųstas, ne? Dabar žiūrėk, kas labai įdomu. Jis skiriasi nuo tavo šio vyruko ant, nežinau, kaip žemė ir vanduo. Kaip ugnis ir ledas, visiškai kitas tipas. Bet, kuo jis, tikrai, vat kaip žiūri ir supranti, kad jis, nežinau, šventas. Todėl, kad jis pats savo gyvenimą pradės iš naujo. Jis nebijo rizikuoti. Galbūt vietomis gali atrodyti visiškai, kad jis rizikuoja, ne už ką tu taip nedarytum, kaip jis padarytų. Iš vis, kaip čia, lietuviškai, ne? Kaip nurovė stogą.
tiesiog paprimoj. bet jum galime, todėl kad jis nerealiai gabus. Jis yra žiauriai gabus. Jis gali, nežinau, žinai, kai moteris moka vienu metu daryti daug ten tų darbų, ne, tai vat jis iš tų. Jis vienu momentu tiek suorganizuoti gali, kad, žinok, ne kiekvienas tai gali. Jeigu jis dirba darbe, tai jis gali apimti N klientų, apskambinti N klientų vienu metu, aptarnauti žmonių N kartų ir, žodžiu, ir nepavargti, ir jis žiauriai gabus yra. Gali užimti, pavyzdžiui, aukštesnį darbą, aukštesnį postą, gerai uždirbti, kadangi jis yra labai protingas ir moka naudoti savo talentus, bet tie talentai daugiau gali būti susiję su kalba. Ne? Veiksmai tikrai tame yra, bet jis moka gražiai kalbėti. Toks, net nežinau. Žodžiu, gali būti galbūt jis kažkoks daktaras gali būti. Gali būti kažkoks tai tyrėjas. Gali būti tokio, žinai, gana aukšto rango, nežinau, galbūt valstybės kažkoks atstovas. Ten, pavyzdžiui, brokeris, kas ten dar pas mus advokatas, kas ten dar tokia, tu supratai, ne? Tai va, jis gali turėti tokį gerą statusą, bet jis jo vertas. Nes jis dėl to stengiasi, jis. Žodžiu, kol kas kortos apie jį nieko blogo nerodo. Bet kadangi apie jį pradėjo kalbėti, gerai, žiūrėkim tada, ką dar pasakys. Anksčiau šitas vyrukas, bet šitas, aš manau, kad šitas pats. Jis turėjo santykius ir juos nutraukė, kažkas pas jį nutiko, sudaužusi širdelę, bet jis nesuklupo, jis truputėlį sustojo, pailsėjo, ir toliau nuėjo. Jis kažkaip labai irgi save vertina, jis ganėtinai darbštus, bet gali būti truputėlį lėtas, momentais lėtas, bet ne visada, kadangi jam nėra kažkaip, žinai, tikslo lėtėti, bet tiesiog matyt po savo skyrybų, savo išgyvenimų, jis kažkiek galbūt pabuvo vienas, ne? Ką dar mes turim žinoti? Dabar jis puikiai pasiruošęs, nežinau. Puikiai pasiruošęs bendrauti, kontaktuoti, mainytis, dirbti, kurti šeimą, šeimoje viską tvarkyti, priimti visą atsakomybę. Žodžiu, dabar jis pailsės ir nusiteikęs tiesiog nuostabiai. Tai va, bendrauti, kontaktuoti, netgi gyventi kartu ir taip toliau, žodžiu, visą dėmesį yra susikoncentravęs į šeimą, bet yra labai svarbu, kad jis tau gali duoti tik tiek, kiek tu jam. Jeigu jis matys, kad tu irgi tą patį darai, pavyzdžiui, kai būna porose, jie vienas kitą atspindi, jeigu mato, kad vaikinas mane pavadino Zuikutė, tai gerai, aš irgi tave pavadinsiu Zuikutis, nes, juk tu mane vadini, jeigu palinkėjo vaikinas skanaus, tu irgi jam palinkėjai skanaus. Tai vat jis gali tave laukti to paties iš tavęs, ką jis tau duoda. Ir labai jam svarbu ta detalė, o kaip tu? Jis gali tave tikrinti smulkmenom, jis padarys taip, o kaip tu? Jinai man duoda mažiau, taip nesąžiningai. Kadangi jis yra labai protingas, tai nesitikėk, kad kažkokios smulkmenos praslys. Jis labai viską smulkiai apgalvoja. Aš jau šitą tau sakiau. Tad jeigu norėsi kažką su juo rimčiau, arba ten svarstysi, aš vis ar verta, tai su juo vėl reikia kalbėti tiesiogiai. Žodžiu, ta prasme, aš pasiryžusi su tavim būt, tą padarau, ką tu galvoji. Pritari, nepritari ir tik tokiu būdu, jis, ta prasme, nemėgsta melo, jam reikia iškart tiesiogiai sakyti. Su juo reikia tiesiogiai tartis ir jis tai labai vertina. Gerai, toliau.
Na, kad jis buvo vienas ir daug ką savo suprato, tai mes šitą supratom. Vienam jam buvo gana sunku, kurį laiką iš vis nebendravo, ta prasme, jis buvo taip užsiblokavęs, bet vat viena dama, ir čia ko gero, kad būsi tu, aš taip manau, kad vat jis ko gero tik su tavim taip atsiskleidė, ar atsiskleis dar, ne? Ir jūsų santykiai gali būti, kad bus, ar kaip ten slapti, taip iš karto kažkaip bijosi, ne, paslapčia susitikinėsit, todėl kad vis tik kažkurioje vietoje nuomonės gali nesutapti ir norėsis įrodinėti, nesinorės iš karto, 1, 2, 3, gerai, все, einam ir gyvenam kartu, ne, taip neišeina. Tai dar reikės įrodinėti, kad tas, anas, trečias, gal va taip, aš dabar taip negaliu, man reikia va taip. Dar reikės pasikankinti, supranti. Bet pasikartosiu paskutiniam kartam, kad su juo džiaugsmas bus. Pilna taurė. Iš princesės, paprastos princesės, tapsi nuostabi dama, kuri bus jam svarbiausia imperatorė. Ta prasme, jam būsi pati pačiausia. Galbūt tokių jis netgi nebuvo matęs, nebuvo žinojęs. Ta prasme, tarsi jo lygio esi, arba tapsi jo lygio, ne? Nes jis irgi yra toks ne iš paprastų žmonių. Toks statusinis. Tvarkoj, dabar susirenku. Nežinau, ant kiek tiks prognozė, bet dėja kažkodėl taip sukrito, kad vienas tinka, kitas netinka, nors mes apie tai nekalbėjom, bet dėja man parodė būtent taip. Taip. Paprašysiu patarimo. Sek ženklus. Vis tiek man rodo. Gerai. Sek ženklus, todėl kad ženklų bus atsiųsta tau, gausi palaikymą, kažkokia tai galbūt vidinis, tas tavo noras bus į naują gyvenimą, eiti į naują gyvenimą, teks kažkiek išsilaikyti, kaip tą lygį išlaikyti, ne? Reiks dar išlaikyti tą lygį, kad būtų šeimoje, kad šeimoje būtų faina, kad miela, kad visko užtektų. Bet prie to galbūt reikės dar kažką pasimokyti. Pavyzdžiui, galbūt tu norėsi naują darbą ieškoti, ne? Tarkim. Tai tau reikės dar kažką, tuoj pasakysiu, pavyzdžiui, kažkokius kursus baigti, ne? Galbūt tu norėsi kokią tai virėją dabaigti, arba tiesiog kursus praeiti, ne? Žodžiu, pas tavį gyvenimą ateina viskas nauja, viskas. Kaip matom, ir vyrai, ir šeima, viskas keisis radikaliai, tada norėsi pabandyti išbalansuoti, ta prasme, pavyzdžiui, tau reikės išsilaikyti, pavyzdžiui, tu turėjai seną darbą, ne, ir tau reikės ir kursus atlaikyti, ir darbe būti, ir šeimoje, supranti, dar tą tokį atlaikyti visur, kad vienodai būtų ta riba. Žodžiu, tau kortos pataria, visur, kur yra galimybės, visur imk. Visur. Nes kaip ir tau blogų dalykų tikrai kortos nežada, reikės tiesiog truputėlį pasimokinti. Galbūt tu eini į naują darbą ir ten reikės pasimokinti, ne? Bet kortos nesako nieko blogo, kaip tik kol kas lieki truputėlį neapsisprendusi, ne? Nes vis tiek viskas, kas naujas, mus labai labai gazdina,
Tačiau tau neverta nieko bijoti, nes tave va matai saugo, tau čia suteiks visas galimybės, kurių tu prašysi, o tu nebijok, tu prašyk. Prašyk, žinai, prašyk visko. Visko po truputėlį. Prašyk apsaugos, prašyk finansų pagerinimo, prašyk gero partnerio, prašyk šeimos pagausėjimo, jeigu aktualu, ne? Prašyk, taip, visko po truputėlį, savo nuosavo būstą, kažkokių palankesnių sąlygų. Tai vat, kągi, linkiu aš tau sėkmės, viskas pas tave bus gerai.